Labą dieną. Džiaugiamės, kad jungiatės prie projekto Klinikinės elektrostimuliacijos svarba kineziterapijoje ir reabilitacijoje. Projektas finansuojamas ES Erasmus Plus programos lėšomis. Projekto partneriai: Pamukalės universitetas, Krajovos universitetas, Hatai Mustafa Kemal universitetas, Baskent universitetas, Suleiman Demirel universitetas, Šiaulių valstybinė kolegija, Burdur Mehmet Akif Ersoy universitetas ir visų šių šalių kineziterapeutų asociacijos. Pamukalės universitetas yra pagrindinis šio projekto koordinatorius. 4 modulis – denervuotų raumenų elektrostimuliacija. 4.6. Pirmosios 3 savaitės, 21 diena. Vertė ir įgarsino Šiaulių valstybinės kolegijos asistentė Erika Petraitytė, parengė Fatma Nur Alcin ir Nilufer Cetisli Kokmaz. Įvadas. Sunykus paskutiniesiems motoriniams aksonams ir tarpraumeniniams nervinėms galūnėlėms, raumeninių skaidulų sužadinamumas sumažėja ir pasireiškia jų degeneracija bei fibrozė. Šioje stadijoje net ir reinervuoti raumenys negali adekvačiai susitraukti. Jeigu tokio raumens motorinį tašką stimuliuoja nervinį impulsą mėgdžiojanti elektros srovė, įmanoma sukelti paprastą susitraukimą ir iš dalies užkirsti kelią atrofijai. Stimuliacijos amplitudė ir trukmė, reikalinga raumenų skaiduloms susitraukti, turėtų būti didinama mažėjant raumenų sužadinamumui. Norint sukelti susitraukimą visiškai denervuotame žmogaus raumenyje, mažiausia reikalinga impulso trukmė yra apytiksliai lygi 1 milisekundei. Optimaliausiam klinikiniam poveikiui pasiekti galima naudoti galvaninę ir faradinę sroves. Galvaninė srovė stimuliuoja denervuotą raumenį, o faradinė inervuotą raumenį. Motorinių nervų aksonotmezės ir neurotmezės atvejais raumenys ir nervai neatsako į faradinę srovę, tačiau atsakas gali būti gautas per pirmųjų 14–21 dienos laikotarpį, nes degeneracijos būklė vis dar nėra galutinė. Tuomet atsakas nutraukiamas, o šis raumenų neatsakomumo laikotarpis tęsiasi iki regeneracijos. Neuropraksijos atvejais raumenys į faradinę srovę reaguoja, nes nervas nėra degeneravęs. Faradinė srovė taikoma treniruojant paralyžiuotus raumenis iki regeneracijos pabaigos. Stimuliacija turėtų sukelti vidutinio stiprumo susitraukimą, nesukeliant pacientui nebūtino diskomforto ir turėtų būti panaši į tai, kaip įprastai veikia motorinis neuronas. Nustatyta, kad abi šios srovės yra maksimaliai veiksmingos pirmasias 2 savaites po denervacijos. Kita vertus, yra rekomenduojama elektrodus išdėstyti ant paties neurono, taip siekiant stipriau sužadinti motorinį vienetą. Taip pat galima taikyti ir monopoliarinę ir bipoliarinę techniką. Taikant monopoliarinę techniką, aktyvusis elektrodas dedamas ant raumens motorinio taško, o pasyvusis proksimaliai. Nuoroda į pirmą paveikslėlį. Taikant bipoliarinę techniką, elektrodai dedami ant raumenų grupės pradžios ir intarpo. Nuoroda į antrą paveikslėlį. Hoffman 1950 metais, atlikęs vieną pirmųjų tyrimų su gyvūnais apie elektrostimuliacijos panaudojimą po periferinio nervo sužalojimo, pastebėjo, kad panaudojus elektrostimuliaciją ant nervų šaknelių, 3 dieną po operacijos prasidėjo iš dalies denervuoto raumens reinervacija,
pasireiškusi tarpraumeniniu aksonų šakojimusi. Kitame tyrime sinusoidinė elektrostimuliacija buvo nukreipta į nugaros smegenis arba sėdimojo nervo šakneles iškart po dalinės sėdimojo nervo denervacijos, perpjovus L5 nugaros smegenų šakneles. Tyrimuose pranešama, kad šiuo stimuliacijos laikotarpiu ženkliai pagreitėja aksonų šakojimosi procesai. Taikytas protokolas nuo 50 iki 100 Hz, nuo 1 iki 5 mA 10-60 minučių. Mokslinėje literatūroje teigiama, kad stipresnės nei 4 mA srovės neigiamai veikia regeneraciją, nes perteklinė nuolatinė srovė slopina skaidulų augimą. Žemo 2 Hz dažnio ir 1 mA stiprio elektrostimuliacijos srovė užtikrina vėlesnės stadijos nervų regeneraciją. Vėlesniais metais 1985-aisiais Pocket ir Gavin atliko svarbų tyrimą, kurį verta pateikti kaip pavyzdį. Šio tyrimo išvadose teigiama, kad 15 minučių, 30 minučių ir 1 valandos trukmės bei 1 Hz dažnio elektrostimuliacija nukreipta į proksimalinę prispausto ir sutrikusio aksonų vientisumo sėdimojo nervo dalį teigiamai paveikė ankstesnį pirštų ištiesimo reflekso atsistatymą. Buvo įvertinta, kad elektrostimuliacija ženkliai pagerino prispausto nervo regeneracijos spartą, tačiau neturėjo įtakos atsinaujinusių aksonų kiekiui. Išvadose taip pat teigiama, kad veiksmingiausias metas stimuliuoti yra iškart po prispaudimo, maždaug 1 valandos bėgyje. Kitame tyrime korekcija buvo atliekama po šlauninio nervo įpjovimo. Iškart po korekcijos 1 valandos bėgyje proksimalinėms nervo šaknelėms buvo taikoma 20 Hz dažnio implantuojamo stimuliatoriaus atliekama stimuliacija. Tyrime naudojamas dažnis buvo parinktas remiantis vidutiniu žmonių ir gyvūnų motorinių neuronų signalų išsiuntimo dažniu. Nepertraukiama elektrostimuliacija buvo taikoma 1 valandą, 24 valandas, 1 savaitę arba 2 savaites. Tyrimo rezultatuose teigiama, kad tiek sensorinių, tiek motorinių stimuliuotų nervų aksonų augimas greitėjo visų stimuliacijos laikotarpiu ir kad visų motorinių neuronų aksonai atsistatė 21 dienos laikotarpyje. Šie tyrimai pademonstravo teigiamą trumpalaikės žemo dažnio elektrostimuliacijos poveikį gyvūnų nervų regeneracijai. Vėlesni tyrimai akcentavo tyrimus, kuriuose analizavo trumpalaikės elektrostimuliacijos poveikį ir specifinius aksonų regeneracijos mechanizmus. Taip pat įrodyta, kad elektrostimuliacija reguliuoja ląstelių veiklą, pavyzdžiui, ląstelių sukibimą, ląstelių dauginimąsi, migraciją ir baltymų gamybą. Mokslinėje literatūroje aptariami atlikti tyrimai su gyvūnais apie elektrostimuliacijos ir fizinių pratimų poveikį denervuotiems raumenims. Tyrimu siekiama išsiaiškinti, kokį vaidmenį atlieka elektrinės nervų stimuliacijos ir fizinių pratimų suaktyvinti neuronai, skatinantis aksonų regeneraciją ir moduliuotą plastiškumą nugaros smegenyse po žiurkių nervų sužalojimo. Tyrimas atskleidė, kad intensyvi elektrostimuliacija ir arba fiziniai pratimai labiau skatina raumens reinervaciją, tačiau taip pat paaiškėjo, kad elektrostimuliacijos ir fizinių pratimų derinimas pasižymi geresniu teigiamu poveikiu ankstyvojoje regeneracijos stadijoje. Mokslinėje literatūroje esama tyrimų apie trumpų impulsų ir žemo dažnio elektrostimuliacijos poveikį žmonėms. Gordon ir bendraautoriai 2010-aisiais atliko kontroliuojamą atsitiktinių imčių klinikinį tyrimą
su ūmų tunelinį riešo sindromą turinčiais pacientais, kurių nykščio pakylos raumenys yra denervuoti. Elektrostimuliacija po chirurginės riešo dekompresijos buvo atliekama su laidiniais elektrodais į dekompresijos sritį. Buvo nustatyta, kad praėjus 1 metams po elektrostimuliacijos taikymo, tiriamieji, kuriems buvo taikoma stimuliacija, turėjo ženkliai daugiau motorinių vienetų palyginus su kontroline grupe. Trumpalaikė žemo dažnio elektrostimuliacija veiksmingai paspartina žmonių aksonų regeneraciją bei leidžia nykščio pakylos raumenims greičiau reinervuotis. Kitame atsitiktinių imčių dvigubai aklame kontroliuojamame klinikiniame tyrime, kuriame dalyvavo 31 pacientas su nervo įpjovimu piršte, elektrostimuliacija buvo taikoma nervams netekus vientisumo. Pacientams, kuriems buvo elektra stimuliuotas nervas, buvo pastebėtas daugialypis sensorinės funkcijos pagerėjimas. Pacientams, gavusiems netikrą stimuliaciją, praėjus 6 mėnesiams buvo nustatyti netipiniai rodikliai. Pirmasis atsitiktinių imčių kontroliuojamas dvigubai aklu būdu atliekamas tyrimas, parodęs pagerėjusios funkcijos rezultatus po elektrostimuliacijos, buvo atliktas 38 vėžių sergantiems pacientams, kuriems buvo atlikta kaklo disekcija, gydant 11 galvos nervo pažeidimą. Kol pacientams buvo pritaikyta bendroji nejautra, 11 galvos nervas buvo stimuliuojamas elektra. Tuo tarpu kontroliniai grupiai elektrostimuliacija taikoma nebuvo. Buvo taikoma 20 Hz, 3-5 V ir 1 valandos trukmės elektrostimuliacija ir rezultatai parodė, kad po 1 metų pacientams, kuriems buvo taikyta elektrostimuliacija, reikšmingai pagerėjo peties funkcija. Patobulintame atsitiktinių imčių kontroliuojamame dvigubai aklu būdu atliekamame klinikiniame tyrime, kuriame dalyvavo pacientai turintys ūmų alkūnės tunelio sindromą, elektrostimuliacija buvo taikoma pritaikius bendrąją nejautrą iš karto po alkūnės tunelio dekompresijos. Kontroliniai grupiai taikyta netikra elektrostimuliacija. Šiuo tyrimu įrodoma, kad elektrostimuliacija yra perspektyvi, papildoma periferinių nervų chirurginio gydymo priemonė, skatinanti aksonų regeneraciją ir pagreitinanti funkcijos atsistatymą. Išvados. Faktą, kad 1 valandos trukmės elektrostimuliacija veiksmingai skatina motorinių nervų aksonų regeneraciją, papildo ir tai, kad tokios pačios trukmės elektrostimuliacija lygiaverčiai padeda ir sensorinių nervų aksonų regeneracijai. Nustatyta, kad elektrostimuliacija tampa nebeveiksminga, norint spartinti sensorinių nervų augimą, jeigu elektrostimuliacijos taikymo trukmė pratęsiama nuo 1 valandos iki 14 dienų. Tas faktas, kad sensoriniai nervai regeneruoja prasčiau už motorinius nervus, nepaisant to, ar taikoma elektrostimuliacija ar ne, šiuo atveju yra patvirtinamas. Tyrimai taip pat demonstruoja intraoperacinės elektrostimuliacijos panaudojimo praktiškumą ir 1 valandos trukmės elektrostimuliacijos taikymo pagal protokolą poveikį. Tačiau 1 valandos trukmės ilgalaikės elektrostimuliacijos panaudojimas kabliuko ar žiedo formos elektrodais, kurie naudojami tik intraoperatyviai, yra vienas reikšmingiausių klinikinių panaudojimą ribojančių veiksnių. Mokslinėje literatūroje pranešama, kad elektrostimuliacijos panaudojimas po operaciniu laikotarpiu, taikant elektrostimuliaciją diena iš dienos, gali turėti papildomą gydomąjį poveikį. Daugumoje mokslinių tyrimų
Taip pat prognozuojama, kad ilgalaikė nepertraukiama elektrostimuliacija gali nepadėti regeneracijai. Tuo tarpu, jeigu nervai stimuliuojami trumpa elektrostimuliacija su pertrūkiais, ši stimuliacija gali padėti regeneracijai ir užkirsti kelią neuronų pažaidai dėl perteklinės srovės. Rengiant šį darbą buvo remiamasi įvairiais moksliniais šaltiniais. Malonu, kad domitės elektroterapijos pritaikymo galimybėmis kineziterapijoje ir reabilitacijoje.